Sveiki, mėlyjeji. Dieta, maistas. Labai svarbu žmonėm maistas. Labai svarbu, ko jūs maitinatės. Visi pergyvena dėl šitų dalykų ir labai atidžiai žiūri, dauguma, kurie rūpinasi savim, žiūri maistą. Ar tikrai viskas taip yra, kaip jūs galvojat? Dabar paklausykit, yra tokios dvi žinduolių pagrindinės grupės, tai yra žolėdžiai ir mėsėdžiai, ne? Karvės, ten visi tie, kur lajus, netaukai, tai ten karvės, ožkos, avys, stirnos, ten visi tie briedžiai, viskas, jie yra žolėdžiai. Jie maitinasi tik tai žole. Jų kūnas, jų skrandis adaptuotas įsisavint vien augalinį maistą, celiuliozę. Jie turi dvigubą skrandį. Jie paėdę, paguli, ten vyksta tas procesas, ten įsiskiria tie metanai. Žinot, visokie tie dujos, tai yra labai toksinis, labai žudančius, labai numirti galima. Žmogus gali numirti nuo vienų tų pauostės, ten prisiuostės metanas yra labai nuodinga. Ir augalai, celiuliozė virškinama tą gamina. Organizmas skaidydamas tą gamina, kiekvienas iš žmogaus. Žmogus priskiriamas prie mėsėdžių. Mes esam daugiau vilkai, mes nesam avys. Mes plėšrūnai. Mūsų skrandis yra pritaikytas maitintis mėsa. Ir kas vyksta, kai jūs naudojat tą celiuliozę, tą augalinį maistą? Vyksta labai dideli procesai. Rytų kultūrose, ten turiu omeny Indiją, ten visi tie Šri Lankos, Tailandai, Vietnamas, ten Kambodža, visi ten tie, tos valstybės, ten subtropikai, jie, ir Kinija taip pat, Japonija, jie daugiau pripažins tą ir maitinasi termiškai apdorotų maistų. Keptų, troškintų daugiausiai, mėgsta troškintą maistą, ypač va tą augalinį. Tada ten būna struktūra pasikeičia ir tada žmogaus žarnynas kitaip viską tą priima. Ar suprantat, kaip yra? Jų ten senoji takiniečių medicina ir visi mokina, kad visa ta sveikata, viskas priklauso nuo žarnyno, nuo mūsų to įsisavinimo. Ką mes įsisavinam? Ekologiška, neekologiška. Aš nesu tokia didelė, kad žiūrit mane pastoviai, dėkoju nuolatiniam savo žiūrovam, kurie visada gauna mano visus įrašus, jeigu prenumeruoja. Tada automatiškai išmetami nauji mano įrašai. Ir dėkui už laikus visiems, kas neužmirštat jų uždėti. Tai matot, kaip yra, jie labai tą akcentuoja stipriai. Neužnuodyti savo žarnyno, nes ką jūs ten įdėsit, tas eis jum visur, į smegenis, į visą kūną, į visus organus ir visur, į visas struktūras organizmo. Tai jūs įsivaizduojat, jeigu jūs valgot žalę, ne termiškai neapdirbtą, tai pas jūs ten metanas ir tą metaną jūsų organizmas gauna. Smegenys, jūsų kūnas ir jūs net nežinodami, oi kaip aš čia saloto maitinuosi sveikai, čia morkytėm viskuo ir kad jūs nuodijat save. Žinot, čia jau tie ekologai, tas karves, viską reikia, nes jos ten bezda, jos ten atrajoja, jų ten išmatos metanas ir visa kita. Tai žmogus tą patį daro.
Jūsų organizmai tokie patys, mėlyjeji. Ir jūs irgi išskiria tas pačias medžiagas. Ir jūsų organizmas, ką tenais pas jūs skrandukį, pilvelį sudirba, tą jūs ir įsisavinat. Ir jūsų galvelės gauna, ir jūsų širdelį, ir visa kita. Čia, aišku, daug iš to gyvena, daug iš to biznį daro, daug iš to maitinasi ir visa kita. Visi tie dietologai, viskas labai čia supyks ant manęs ir gausiu vėl laniną kritikos. Man labai daug rašo į elektroninį paštą įvairius komentarus. Jūs čia tik labai mažą dalį matot po įrašų, kas kažką. Labai dėkoju, labai miela skaityti tuos visus, paskaitau ir kam turiu laiko visada dar ir atsakau į tos komentarus ir padėkoju. Tai, bet suprantat, kad taip, aš neturiu laboratorijos, aš negaliu to įrodinėti, aš tikiu mokslininkais, aš labai daug žiūriu ir National Geographic tas laidas ir visus ten, ką aiškina mokslininkai. Jie turi laboratorijas ir daug metų tyria tuos dalykus ir, žinot, aš jais pasitikiu. Aš jais pasitikiu, tikrai tyrimai yra tikrai dabar profesionaliai gana daromi jau ir tas yra labai svarbu. Bet jūs išgirdot mane, supratot, kas yra. Galima vaisių šiek tiek naudoti, bet aš pati Tailande buvau ir žinau, kad ten net bananus jie kepa ir visus vaisius, kur jie daug labai termiškai viską apdoroja. Ir žinot, ir tie japonai ilgamžiai ir ten tos šalys tikrai jų ilgamžiškumas didelis. Reiškia, jiem tų vitaminų ten užtenka, kiek jie gauna ir iš to termiškai apdoroto maisto. Vaisiai dar jie valgo tos vaisius, bet daržovių jokių būdų, žalių morkų, nė už ką jie nevalgytų, žalių kopūstų jokių būdų nevalgytų. Kaip pas mus salotytės, nu ir aš gyvenime įpratus ir man visai skanu būdavo ir valgydavau. Nu, aš irgi nežinojau, aš sakau, laboratorijos neturiu ir ką aš tenais, mano tas, reiškia sveikas, ilgamžiškumo rodiklis yra sveikas žarnynas. Jeigu jūs nuodysit tuo metanu ten, ką jūs, o jis išdirbamas jums tenais, iš žalių šitokių maistų, jisai būtinai gaminasi. Ir jūs įsivaizduojat, kokį jūs toksinį pasirodo maistą. Nu, aš žiauriai dabar būsiu nepopuliari, pasikartosiu, bet aš negaliu tylėti. Aš negaliu tylėti prieš tuos visus čia tik sveikai maitinkitės, tik tai ten tos kokteiliukai, viskas gerai, tie žali visokie vegetarų, tie, nu žinokit, jie nėra sveiki žmonės, aš susiduriu su tuo ir tikrai yra daug problemų pas vegetarus, sveikata, trūkumas didžiulis, ten jie kai kempinės, tas kūnas žiauriai daug trūksta visokių medžiagų ir visko. Aš jums pasakiau viską, ką jūs nori. Jeigu supratot, jeigu išgirdot, ką sakau, tai susimastysit. Tai taip, kad nesižavėkit labai tais žaliais produktais ir ypač daržovėm. Stenkitės jas visas termiškai apdoroti. Būsit sveikesni, mylėjai. Tai tiek jums žinių.